Taigi, kokius drabužius ar aksesuarus šį rudenį stileiva turėtų turėti savo garderobe? Kiekvienas turėtų turėti gerą vyriško kirpimo klasikinį paltą. Manau, kad rožinis paltas yra privaloma garderobo dalis. Kažkas panašaus. Manau, kad reikia kailinę kažkokią tai detalę, galbūt liemenę. Ta prasme, kailis tikrai labai žavi. Turi turėti džinsus, baltus marškinėlius, kažką spalvoto, kažką minkšto. Žiemai tai būtinai šilta kepurė. Meilės reikia turėti. Šį rudenį kiekvienas stileiva arba modistas turėtų savo garderobe turėti kažką iš kailio. Iš tikrųjų, kailis yra labai madingas. Kailinės detalės gali atsirasti bet kur. Ant batų, rankinės, ant pirštinių, ar kailinis šalikas kažkoks tai, ar kailinė liemenė. Šiaip taip, sakyčiau, koks nors pilkos spalvos rūbas, tai yra privaloma garderobo dalis. Pilka spalva, jinai vėl sugrįžo, gal jinai ir niekur nebuvo dingusi. Tai sakykime, jeigu kažką pilko su pilku ir dar su kitu atspalviu pilko, tai tapsite labai stilingu. Tai yra vyriško kirpimo švarkas, sakykime, moteriai. Tai galbūt ir siūlyčiau turėti tokį daiktą ir tiesiog nebijoti jį ištraukti iš vyrų spintos ir panaudoti savo garderobe. Klasikinis juodas paltas, labai gražu smėlio spalvos šalikas būtų, arba atvirkščiai, ir juoda kepurė. Arba kepurė gali būti sportinio stiliaus, dryžuota, juodai pilka. Siūlyčiau rankinę, bet spalvota. Forma, tarkim, gali būti delninės formos, tik didelė tokia rankinė. O vakarui tai delninukė, bet irgi ryški, kad būtų, ta prasme, ne kaip akcentas. Siūlyčiau kiekvienam šaltą žiemą turėti trikotažinį megztinį, gerą šiltą. Drabužiai, kaip sakant, turi savo funkciją atlikti ir ta prasme, kad žiemą reikia rengtis taip, kad nebūtų šalta. Tai aš visą laiką ir mano kolekcijose labai dažnai būna daug pirštinių visokiausių. Noriu tą ir kad tikrai žmonės nešiotų, kad ta prasme ir kepurė yra būtina mūsų klimate, ir pirštinės. Tai neturi būti labai stipriai viskas tas paimta nuo podiumo ir nebūtinai tas turi atsispindėti, tarkim, tavo aprangoje. Gali šiek tiek kažkokia viena detalė, bet tai, aš manau, kad kiekvienas žmogus turi surasti savo kažkokius tai, nežinau, kažkokius įdomius daiktus. Nėra tokios taisyklės, kad tu turėsi vieną drabužį ir būsi stilingas. Visų pirma, reikia nebijoti ir bandyti iš daugelio dalykų padaryti tai, kas tau prie širdies. She says, don't let go. Never give up, it's such a wonderful life.